Sveiki visi, mano vardas Deividas Koncius ir aš jūs labai sveikinu prisijungus prie nemokamos online Fast-Track akademijos organizuojamos dirbtinio intelekto produktyvumo įrankių paskaitos. Tikrai ilgas toks įžanginis prisistatymas, tačiau jeigu trumpai, tai šiandieną pasižiūrėsime, kaip įvairūs dirbtinio intelekto įrankiai gali palengvinti jūsų kasdienius darbus. Tai dabar perėsiu prie skaidrių ir prisistatysiu šiek tiek apie save, arba kitaip sakant, kaip atsiradau jūsų ekranuose. Taip, tai kaip ir minėjau, mano vardas yra Deividas Koncius ir šiandieną žiūrėsime ne tik tais pradžioje į dirbtinio intelekto įrankių panaudojimą, bet šiek tiek aptarsime ir istoriją, ir šiandieninės tendencijas. Tad kviečiu aktyviai dalyvauti, klausti klausimų ir aš pasistengsiu juos atsakyti. Taip, tai pradžia dirbtinio intelekto, kada aš pirmą kartą susidūriau su juo, buvo 2015 metai, kuomet išėjo ManyChat, kuris skirtas yra kurti susirašinėjimo robotams. Jame galima be kodo, arba angliškai sakant no code, sistema sukurti atsakymus, kuomet žmonės užduoda tam tikrus klausimus ir jiems duodami pasirinkimai, arba pagal raktinius žodžius galima tiesiog užduoti užklausą ir tada yra pateikiami atsakymai. Tai tokius robotukus kurdamas aš po truputį įsivėliau, kitaip sakant, šitą dirbtinio intelekto pasaulį. Tikras proveržis ir mano, ir visų kitų, tikriausiai ir jūsų gyvenime buvo, kai mes išbandėme tuos didžiosius kalbos modelius ir daugeliui tai buvo ChatGPT. Tai 2022 metais, kuomet išėjo ChatGPT 3.5 modelis, aš pirmą kartą išbandžiau tos LLM'us arba didžiosius kalbos modelius ir tai iš tikrųjų iš karto man tapo neatsiejama kasdienybės dalimi. Ir šią patirtimį su jumis dalinsiuosi šiandien. Taip pat. Ir paskui, bedirbdamas su įvairiais dirbtinio intelekto įrankiais, ne tik su ChatGPT savo kasdienybėje ir darbo procesuose, dalindavausi tuom ir gaudavau pasiūlymų dėstyti ir dalintis šią patirtimį su įvairiomis kolegijomis, akademijomis ir tiesiog individualiai konsultuojant. Taip, tai pradedant nuo pačių galbūt tokių pradmenų, kas yra dirbtinis intelektas. Tai dirbtinis intelektas yra kompiuterinio mokslo sritis, kažkokia protinga mašina, kuri pateikia jums atsakymus, imituodama žmogišką mąstymą. Bet šitas toks apibrėžimas, nors ir galbūt yra išsamus, tačiau pačios esmės, aš manau, neatspindi. Aš dirbtinį intelektą vadinu tiesiog spėjimo mašina. Tai yra, kai jisai gali jums pateikti atsakymą, remdamasis didžiulę sukauptą duomenų kiekių arba didžiulę sukauptą patirtimi, kuri susisteminta į duomenis. Kaip pavyzdys, jeigu jūs išeitumėte į parką pasivaikščioti ir pro jūsų kelią prabėgtų šuo. Kitą dieną išėję į tą patį parką, pamatytumėt, kad prabėgo katė. Trečią kartą išėję į parką, pamatytumėt, kad prabėgo vėl šuo. Klausimas būtų, ką pamatytumėt prabėgant ketvirtąjį kartą. Pagalvokite ir parašykite atsakymą komentaruose. O atsakymą aš pasakysiu jums netrukus. Tai dirbtinis intelektas, jisai padeda mums spėti, kokia gali ir prognozuoti, kokia yra tikimiausia ateitis. Ir jis imituoja mūsų mąstymą. Jis padengia įvairias sritis. Tai nėra tik tais dažniausiai, kai būna siejama su automatizacija, fabrikais ar programavimu, tačiau yra pasiskirstęs įvairiausiose sritise. Tai ir medicina, ir finansai, taip pat šiandieną vis daugiau yra naudojama ir analizai įvairiuose teisiniuose procesuose ir taip toliau. Tai va, o pasižiūrėkim, ką jūs spėjate. Dar kol kas nematau atsakymų. Kaip manote, ar ne? Pirmą kartą išėję į parką pasivaikščioti, pamatot prabėgant šunį, antrą kartą pamatot prabėgant katę, trečią kartą pamatot prabėgant šunį. Kaip manot, kas prabėgs ketvirtą kartą? Labai įdomu. Gerai, dar duodu progą pagalvoti, kas prabėgs ketvirtą kartą, jeigu 2 kartus prabėgo šuo, o 1 kartą katė. Parašykite komentaruose. Tai va, o šiek tiek aš aptarsiu patį adaptacijos ciklą.
Dažnu atveju įvairūs procesai pasaulyje, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, turi tam tikrą ciklą, kada apie tai išgirsta įvairūs žmonės ir pradeda naudotis įvairiomis paslaugomis ir įvairiais įrankiais. Kaip pavyzdys, Facebookas išėjo 2004 metais ir per 10 mėnesių pasiekė 1 milijoną aktyvių naudotojų. Ar ne? Tai per 10 mėnesių 2005 metais tai įvyko. Tuomet jiems 4,5 metų užtruko, kad jie pasiektų 100 milijonų aktyvių naudotojų. Tai iš esmės jiems reikėjo laukti nuo 2004 iki 2008 metų, kad pasiektų tokį skaičių vartotojų. Tuo tarpu TikTok pasiekė 1 milijoną aktyvių naudotojų dvigubai greičiau, per 5 mėnesius. O 100 milijonų 4 kartus greičiau pasiekė per 9 mėnesius. Čia yra klaida įvesta, ne 9 metus, bet 9 mėnesius. Tai matome, kad Facebook'ui tai užtruko pasiekti 4,5 metų, o TikTok'ui tik 9 mėnesiai. Tai yra tam tikra akceleracija. Ir ChatGPT šiuo atveju pasiekė 1 milijoną naudotojų per 10 mėnesių, tačiau čia šiek tiek irgi techninė klaida, kad jiems užtruko pasiekti 100 milijonų tik 2 mėnesiai. Kai išėjo 2022 per lapkričio ir gruodžio mėnesį, jie pasiekė 100 milijonų vartotojų. Tai va, kol kas ChatGPT kaip Facebookas ir TikTokas nėra pasiekę 1 milijardo naudotojų. ChatGPT kūrėjai OpenAI tikisi, kad tai padarys jau šiais metais. Kol kas yra tik bendrai 400 milijonų naudotojų. Tuo tarpu Facebookas ir TikTokas mes žinom, kad jau yra pasiekę ir dar didesnius skaičius. Tai va, tai įdomu, pasižiūrėkime jūsų atsakymus, kas perbėgs per kelią, jeigu 2 kartus prabėgo šuo ir 1 kartą katė. Tai kažkas sako šuo, Rolandas sako 2 katės, Elena sako katė, Aušra sako katė, Renata man vis nerodo, tai nežinau. Ką tikitės matyti, katė ir šuo, tikiuosi matot mane ir mano ekraną, kai dalinuosi. Tai va, toliau katė, šuo 66%, jie apskaičiavo net, kas sako niekas ir panašiai. Taip, tai iš tikrųjų labai sudėtinga pasakyti iš 4 apsilankymų, iš 3 tiksliau apsilankymų parke, kas ten bėgioja, ar ne? Bet įsivaizduokit, kad dirbtinis intelektas galėtų turėti informaciją tarsi praėjęs pro tą patį kelią milijoną kartų. Tai jo tikimybė, kad jis atspės, kas ten prabėgs, ar katė, ar šuo, ar niekas, o galbūt asilas, ar ne, yra žymiai tikslesnė. Tai va, tai dėkoju, kad įsitraukėt. Taip pat įdomus būtų klausimas pasvarstyti su jumis. Kaip galvojate, ar ChatGPT kad nors pasieks 1 milijardą vartotojų? Nes nors ir pasiekė per 2 mėnesius 100 milijonų aktyvių vartotojų, tačiau šiandieną yra gana sulėtėjęs tas augimo procesas, nes atsiranda vis daugiau susirašinėjimo kalbos modelių ir ChatGPT tampa viena iš alternatyvų. Tai mano asmeninė nuomonė, aš pasilaikysiu savo, o būtų įdomu išgirsti iš jūsų, kaip manote, ar ChatGPT pasieks 1 milijardą aktyvių vartotojų. Parašykite komentaruose. Tai va, o aš judu į priekį, tai praktinės įžvalgos ir apmąstymai, kas liečia dirbtinį intelektą, mano požiūrį yra 3 svarbiausi punktai. Dirbtinis intelektas mums padeda sukurti tą pirmąjį draftą. Lietuviškai tai būtų juodraštis, kuomet mes galime jo pagalba pasiekti tam tikrą rezultatą, ar tai būtų su programavimu, ar su analize, ar su paieška, žymiai greičiau, tačiau tai nėra užbaigtas produktas, tai yra kaip juodraštis, kaip špargalkė liaudiškai tariant, kurią mes galime remtis, kad sukurtume kažką daug įspūdingiau. Ir dažnu atveju žmonės tikisi iš dirbtinio intelekto daugiau, negu jis gali padaryti, bet ir tada nusivelia ir nebenaudoja. Tačiau tikslas būtų įvertinti, kokią proceso dalį jisai jums pagreitina, kiek pagreitina ir būtent naudoti ten, kuris padeda. Ir nesitikėti per daug galbūt, kuris nepadeda. Ir būtent tokius atveju analizės aš kviečiu su manimi kartu nuo gegužės 5 dienos mokytis dirbtinio intelekto produktyvumo įrankių kurse. Čia mes su jumis tiesiog bendrai aptarsime
įvairius įrankius, per daug neanalizuodami ir nesigilintami į konkrečius scenarius. Tačiau kartu su manimi nuo gegužės 5 dienos jūs galėsite susipažinti su tais įrankiais, būtent kaip jie sprendžia problemas ir padėtų automatizuoti jūsų kasdienius darbus. Ir mes kuom šie kursai yra ypatingi, kad mes turime tas tokias interaktyves atvejo analizės ir nėra tik tais kažkokia sausa teorija ar tik tai įrankių išbandymas, bet tai yra grinai darbas su grupe, kuomet jūsų konkretus atvejai ir sprendimai yra aptariami ir perdodamas būtent geriausias ir randamas geriausias sprendimas, kas jums iš tikrųjų padeda, o kas tik galėtų galbūt padėti. Nes daug įrankių yra gal ir daug žadantis, bet iki galo nesprendžia konkrečių problemų, kurias būtent turite jūs. Tai žinokite, kad nuo gegužės 5 dienos mes startuojam tiek su dieniniam, tiek su vakariniam dirbtinio intelekto produktyvumo įrankių programa. Tai grįžtam į skaidres. Ir šalia juodraščių dirbtinis intelektas padeda mums atlikti įvairias ar ne užduotis, tačiau, kaip ir sakiau, yra tas tam tikras paradoksas, kad specialistai pastebi, jog ir baiminės, kad visiškai dirbtinis intelektas pakeis jų darbo vietas, tuo tarpu tie, kas iki galo galbūt nemoka kažkokių konkrečių, pavyzdžiui, su programavimu susijusių užduočių atlikti, jie piktinasi, kad dirbtinis intelektas nepadaro visko iki galo. Tai aš manau, kad yra tas tarpinis variantas, kad kai kurie įrankiai padaro dalį darbo, bet jie galiausiai tiesiog yra tiesiog geri asistentai. Ir visada skatinu žmonės, kurie pradeda naudotis dirbtiniu intelektu, išlaikyti žaismingą požiūrį. Kaip ir minėjau, dažnai žmonės nusivelia, jeigu jiems dirbtinis intelektas netlieka viso darbo iki galo. Ir tada palieka su visam kokį nors konkretų įrankį ar sprendimą. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad jie vis tobulėja ir kiekvieną dieną išeina įvairių įrankių ir tie patys senesni įrankiai ir ChatGPT, įskaitant jie, turi vis papildomų funkcijų ir vis gerėja jų funkcionalumas. Tad reikėtų nepamiršti tiesiog, kad visai neseniai atsirado šitas įrankis ar ne, šita technologija ir jinai iš karto nustebino pasaulį ir šiandieną galbūt mes jau pripratome prie to, bet tai yra tikrai įspūdinga technologija ir šiandieną pasistengsiu tai dar kartą mums visiems priminti. Pasižiūrėkim, kaip sekasi mums, čiate, tai ačiū už aktyvų dalyvaujimą. Kai kurie manote, kad ChatGPT pasieks 1 milijardą, kiti mano, kad ne. Ir kad galbūt kiti dirbtinio intelekto įrankiai pasieks. Gerai. Tai jeigu kyla kokių klausimų, drąsiai rašykite komentaruose. Taip, tai dabar aptarsiu šiek tiek dirbtinio intelekto vystymosi etapus. Tai pradžioje mes turėjom tiesiog dirbtinį intelektą, kuris gali atlikti labai siauros užduotis, atpažinti vaizdus, atsakyti į specifinius klausimus, kaip kalbėjau nuo 2015 metų kūriau tos susirašinėjimo robotukus. Vėliau mes su ChatGPT iš esmės perėjom į tą bendrojo pobūdžio Artificial General Intelligence, kuris iš esmės imituoja žmogaus mąstymą. Kodėl sakau imituoju, nes kaip ir minėjau, tai yra tiesiog spėjimų sistema, kuri turi daug duomenų, yra apmokyta ir gali gana tiksliai atspėti. Tačiau gana nemažai, kaip matysime vėliau, yra ir tų vadinamųjų haliucinacijų arba melo, tiesiog melagienų. Ir mes kažkada tikimės pasiekti trečiąjį etapą, kuomet dirbtinis intelektas pranoks žmogišką intelektą ir galbūt sukurs kažką, ko mes nesam dar sukūrę. Remdamasis, aišku, tais pačiais duomenimis, ką mes jam esame pateikę, tačiau jo idėjos, jo sprendimai bus tai, apie ką žmogus net negalėjo anksčiau pagalvoti. Ten išgeras, tarkim, vaistus nuo vėžio, kaip mes galėtume keliauti laiku ir taip toliau. Tai aš labai laukiu, kad aš galėsiu įrašyti į dirbtinį intelektą, sukurk man trilijonų vertės įmonę ir jis tai tiesiog padarys. Aišku, kas pirmas pradės taip naudotis dirbtinį intelektą, tikriausiai valdys pasaulį, bet, kas pirmesnis, tas gudresnis. Ir labai faina, kad jūs, aišku, aš juokauju, prisijungėt ir mokotės ir stengiatės neatsilikti nuo to, kas vyksta skaitmeniniam pasaulyje.
Taip, tai dabar šiek tiek prieš einant prie praktikos, apie etinius iššūkius. Tai dažnai dirbtinis intelektas turi tą vadinamą bias arba šališkumą. Tai reiškia, kad priklausomai kokiais duomenimis jis yra apmokytas, jisai labiau linksta į tą pusę. Kaip pavyzdys, jeigu jūs bandytumėt prašyti dirbtinio intelekto sukurti laikrodį ar ne, arba rankinį laikrodį, jis dažniausiai turėtų tam tikrą fiksuotą poziciją, dažniausiai 10 ant 10 rodiklytės rodytų, nes daugelis laikrodžių būtent internete yra nustatyti tokioj pozicijoje. Tai lygiai taip pat yra ir su tekstiniais modeliais, kuomet jie remdamės įvairiais komentarais ir panašiai turi tam tikrą požiūrio tašką. Tuo tarpu yra išėjęs Elono Musko arba X platformoje paremtas Grok didysis kalbos modelis, kuris neturi, arba bent jau kiek man teko testuoti, neturi tokio didelio šališkumo arba tokių didelių apribojimų. Ir jis atsako į klausimus daug plačiau ir laisviau. Nežinia, kiek mes dar galėsim jo čia Lietuvoje naudotis, nes ES labai griežtai visokius privatumus ir etikos klausimus sprendžia. Bet šiandieną jis yra pasiekiamas. Grok susirašinėjimo modelis, kuris taip pat ir kuria ir nuotraukas ir panašiai. Ir jis neturi būtent tos cenzūros tokios griežtos kaip kiti modeliai kaip ChatGPT. Tai nepamirškit, kad kai naudojatės dirbtiniu intelektu, nepateikinėkit jiems asmeninės savo informacijos, prisijungimų, banko kodų ir taip toliau, net nei tekstiniu, nei nuotraukos formatu, nes vis tiek tos sistemos jos nors ir teigia, kad saugo jūsų duomenis, bet kas čia žino, ar ne? Ir būna, kad saugo, paskui kažkas nulaužia ir pasisavina. Tai nebent jūsų įmonė turi savo personalizuotą ar ne komandos išpirktas licencijas, kurios būtent yra pabrėžiama, kad tai yra jūsų duomenys lieka tik jūsų įmonės viduje. Saugiausias, aišku, būdas yra naudoti tiesiog API-us ir savo sprendimus. Ką padarė, pavyzdžiui, bankai, kuomet išėjo įvairius dirbtinio intelekto modeliai ir taip apsaugojo žmonės nuo rašymo ir nutekinimo informacijos į įvairiausius kalbos modelius. Tai prisimkite atsakomybę už save, už kitus ir stenkitės savo duomenis bei kitų duomenis saugoti. Gerai. Tai dabar pereisim prie demonstracijos, kurios metu parodysiu, kaip veikia įvairius teksto ir vaizdo generavimo įrankiai, kaip galima analizuoti ir vizualizuoti jūsų duomenis ir kaip veikia personalizuoti AI arba dirbtinio intelekto agentai. Norėdami matyti mano medžiagą, mes, aišku, šio susitikimo metu viską išsamei nespėsime aptarti, bet, kaip ir minėjau, tiesiog išbandysim įvairius įrankius, parodysiu, kas su kuo valgoma, kitaip sakant, ir jeigu norėsite daugiau praktikos, daugiau žinių, ar ne, pasidomėkite, ar ne, mūsų dirbtinio intelekto produktyvumo įrankių kursais, su kuriais mes startuosime nuo gegužės 5 dienos. Savo ekranuose matote QR kodą, galite nusiskenuoti su telefonu ir jūs nukreips į šį langą. Ir kai atsidarysite, matysite ir skaidrių nuorodą, ir taip pat įvairių įrankių sąrašą. Tai čia įvairius kalbos modeliai, vaizdo generavimo įrankiai, paieškos ir analizės skirti įrankiai ir agentai. Tai žiūrėsim, kaip spėsim. Man svarbiausia, kad ne vienas aš kalbėčiau, bet taip pat ir jūs drąsiai užduotumėt klausimus komentaruose, kad būtent galėčiau pakreipti mūsų visą susitikimą jums aktualią linkme. Gerai, tai pradėkime nuo to, kaip promptinti ar ne, arba kaip kurti tekstą naudojant dirbtinį intelektą. Tai eisiu į ChatGPT, atsidarysiu galbūt ne ChatGPT specialiai per inkognito režimą, naudodamas nemokamą paskyrą, kad jūs tikrai galėtume sekti net ir tie, kas neturite mokamų paskyrų. Taip, tai tiesiog, jeigu nesate prisiregistruokit ir atsidarys jums ChatGPT. Taip atrodo dirbtinis intelektas, tikriausiai
visi, kurie čia esate, jau buvote atsidarę, bet aš norėčiau parodyti šiek tiek techniškai, kaip jo naudotis, kad gauti geriausius rezultatus. Tai čia yra pavyzdys. Noriu numesti svorio per 3 mėnesius, ar ne? Ir dažnai žmonės tiesiog taip ir sako, aš noriu kažko pasiekti, kažkokį rezultatą, ar ne? Čia viršuje galima pasirinkti modelius, jeigu yra mokama. Šiandieną toj nemokamai versijai, kur rodau, nėra, bet jis naudoja ChatGPT 4o. Viena iš protingiausių ir puikiai kasdieniems darbams tinkamų modelių. Tai duosiu tiesiog jam šitą paiešką, šiek tiek pritrauksiu vaizdą, kad geriau matytumėt. Tai va, ir jis, matot, rašo tam tikrus patarimus. Kas nėra blogai, bet atsiminkit, kad jis visą laiką, nesvarbu, ar tai susirašinėjimo modelis, ar vaizdo kūrimo modelis, ar kad ir kam jis skirtas būtų dirbtinio intelekto sprendimas, jis visą laiką patikė tam tikrą kaip juodraštį, kurį mes galim paskui tobulinti. Bet net ir juodraštis gali būti geresnis arba blogesnis, ar ne? Tai norėdami gauti geresnį tą juodraštį, jūs galite papildyti savo užklausą paprastais 2 žodžiais. Duok prompt. Vat, kablelis duok prompt. Ir va, matot, koks buvo atsakymas ar ne maždaug? Ir dabar duok prompt. Tai va, ir jis tada surašo, vietoj to, kad duotų atsakymą iš karto, jis surašo savo taisyklės. Ar ne? Ir va, sako, sukurk 3 mėnesių svorio metimo planą, kuris padėtų sumažinti svorį nuo 80 iki 70 kg. Plane turi būti savaitės mitybos planas, su sveikais ir subalansuotais patiekalais, sporto programos, patarimai, kaip išlaikyti motivaciją ir sekti progresą. Ok. Ir aš tada šitą nusikopijuoju ir įdedu. Taip. Na ir aišku, čia GPT viduje dar yra integruota Canvas funkcija, kuomet kuria dokumentą. Taip, bet net jeigu ir nekurtų dokumento, o kurtų pačiam susirašinėjime, čia ne dėl duok prompt kūrė, tiesiog matyti, kadangi buvo paminėta planas, programą, jisai suprato, kad geriau viską sudėti į atskirą dokumentą. Bet tai, kad tikriausiai matote, ar ne, kad viskas labiau susisteminta, kiekvienos išskirtos ir panašiai, yra atskiros tos kategorijos, nes mes prašym iš esmės 3 dalių. Savaitės mitybos planos, sporto programos ir patarimus, kaip išlaikyti motivaciją. Ir jis taip ir sako, taip ir daro. Savaitės mitybos planą, sporto programą ir motivaciją, ar ne? Tai va. Tai kitaip sakant, norėdami, kad ir kokią užklausą jam duodat, ar tai vaizdą kuriat, ar tai tekstą kuriat, svarbiausia yra nepamiršti, kad jis pats geriausiai žino, kaip jis veikia. Ir jeigu jūs paprašysit, kad patobulinti, kaip galėčiau patobulinti šitą planą, arba duok prompt, jis pateiks jums taisyklės, kurios būtent jam padės maksimalizuoti geriausią rezultatą. Taip, dabar šiek tiek klausimų, labai faina, kad aktyviai dalyvaujat. Tai Asta klausia, kas šiai dienai yra virš dirbtinio intelekto? Kvantika. Tai taip, tai šiandieną irgi yra šalia dirbtinio intelekto įvairių kitų technologijų. Ir vienas iš jų yra tikrai kvantinis kompiuteris, kuris dar šiandieną neveikia taip, kaip mes galbūt norėtume. Ir yra baiminasi, kad kai jau veiks kaip pilnu pajėgumu, jis galės iššifruoti visus prisijungimus, kurie šiandieną yra užkoduoti ir panašiai. Tai jo. Manau, kai atsiras konkreti technologija, kuri įgalina, ar ne, kai kvantika kaip kvantinis kompiuteris, tai tikrai būtų kažkas galbūt net įspūdingiau už dirbtinį intelektą. Taip, bet vien iš technologinės pusės aš manau, kad dirbtinis intelektas šiandieną yra svarbiausia inovacija 21 amžiaus. Taip, ir tada Audronė klausia, ar manote, jog dirbtinio intelekto įrankis yra žalingas vaikams ir paaugliams? Taip, labai sudėtingas klausimas. Kaip ir minėjau, etika, yra šališkumas, yra atsakomybė. 3 pagrindiniai dalykai. Ir aš manyčiau, kad jeigu jūs, kalbant apie vaikus, kad daug geriau yra jiems parodyti, kaip naudotis įrankiu, kad jie pasiektų tos tikslus, kurie jie nori, kartu su jumis, negu kad už jūsų nugarų. Kaip pavyzdys, dažnai girdžiu, kad būna tiesiog sprendžiami namų darbai, su dirbtinio intelekto pagalba rašomi rašinėliai, skaičiavimai atliekami, matematika ir taip toliau. Tai jeigu mes bandysim tiesiog apriboti ir sakyti, nenaudokit, arba bandysim kažkaip tiesiog juos
kabutėse prigavinėti ir panašiai. Šita taktika vis tiek nelabai veikia, nes vis tiek vis daugiau mokinių naudoja šį įrankį, nes mes jau tokie žmonės esam, jeigu žinom trumpesnį kelią, negi eisim aplinkui, ar ne? Tai daug geriau būtų parodyti, kaip gali vaikai ir mokiniai išnaudoti dirbtinį intelektą, kad padėtų jiems pasiruošti būtent išspręsti tokius uždavinius, paversti labiau į žaidimą. Kaip ir sakiau, skatinu ir savo kursuose taip pat išlaikyti tą žaismingumą, nes dažnu atveju ir mes suaugę pradedam žiūrėti ir dirbtinį intelektą kaip į kažką, kas tik tai turi atlikti mūsų darbus ir panašiai. Bet jis yra tikrai smagus įrankis, kuriantis vaizdus, video, padedantis mums pažinti ir suprasti mūsų supantį pasaulį. Tai taip pat tokį požiūrį galite bandyti perduoti ir vaikams bei mokiniams. Taip, Aivaras klausė, duok prompt. Gerai išgirdau, teisingai, taip, duok prompt. Tai duok prompt reiškia duok užklausą, kad gaučiau atsakymą, kurio noriu, kad pasiekčiau tikslą, kurio noriu. Taip, gerai. Tai judame tolyn, jeigu dar turėsite klausimų, drąsiai juos užduokite. Tai mes, kai paprašėm, kad sukurtų mums 3 mėnesių svorio metimo planą, jis mums sukūrė jį šitame tokiam Canvas režime. Canvas režimas yra geras tom, kad mes va čia galim nors ir editinti savo žinutę užklausos, ar ne, bet negalim editinti jos tiesiogiai va čia, bet galim editinti arba koreguoti per Canvas. Ir mums yra atidarę čia. Mes jeigu X-ką paspausim čia, vėl toliau galėsim susirašyti, galėtume naują temą pradėti, o ją praplėti galime koreguoti. Kaip pavyzdys, aš galiu ten pasakyti, ar ne, kad noriu padidinti šiek tiek dar tą tekstą pridėdas porą hashtagų, nes čia yra naudojama tokia markdown programavimo kalba. Ir taip pat galiu čia tiesiogiai kaip kokiam Word'e viską keisti, ar ne? Tai vienas iš dalykų faina, kad galiu keisti, trinti, pridėti ir panašiai. Kitas dalykas yra smagus, kad Canvas funkcijos režimas turi šitą dešinėje apačioje Suggest Edit opcijas. Viena iš jų yra emoji, kita yra funkcija tiesiog galutinė versija, tada yra skaitimo lygis, kur galima pasirinkti, kad labai aukšto lygio arba kaip darželinukui, ar ne, pateiktų viską. Taip pat yra ilgis pačių tekstų, ar ne? Ir jeigu aš turiu kažkokius aprašymus arba noriu sutrumpinti, galiu shortest padaryti, paspausti ir tada man visą šitą planą tiesiog sutrumpins su mažiau tiesiog simbolių kiekiu. Ir turėtume kairėje matyti, kad viskas veikia tiesiog užklausų pagrindu. Tai ar mes pasirenkam per tą pieštuką ar ne pasiūlymus, ar mes parašome čia šone, veikia taip pat. Kaip pavyzdys, jeigu čia duoda pasirinkimus add emojis, aš čia parašęs add emojis, gausiu tą patį rezultatą, tiesiog keis mano dokumentą ir papildys su emojis. Matot, ar ne? Tai dažnu atveju, jeigu yra kažkokie pasiūlymai, jie vis tiek krenta į užklausų krepšelį ir tada tiesiog yra atliekama užduotis. Taip, dabar toliau klausia Jonas, ar galiu patobulinti savo garso įrašą prie video, kurį sukūriau? Man nepatinka pauzės, kurias padariau, ar gali dirbtinis intelektas visą tai pakoreguoti? Būtent Jonai gali. Labai rekomenduočiau išmėginti tokį įrankį Descript. Aš parodysiu savo ekraną. Tiesiog įveskite descript.com. Ir šitame vaizdo įraše įkėlę savo video dirbtinio intelekto net pagalba galite pauzes, A ir taip toliau automatizuotai išvalyti ir jūsų video bus daug geresnis. Tai va, descript.com. Tai va, operatorius šypsosi kitam kameros gale, tikrai tai jo. Šiaip iš tikrųjų yra daug tokio technologijų, kurios kol konkrečiai žmogaus nišos ar nespecialybės nepaliečia, tol atrodo, čia tas dirbtinis intelektas. Bet aš atsimenu, kaip tikrai programuotojai visi pergyveno ir prakaitavo, galvoja, kad ar čia iš vis ir bereikės mūsų, kai dirbtinis intelektas tik atsirado, nes ir aš pats irgi susiduriu su programavimu, tai tikrai padeda jisai man kasdienėse darbuose, būtent kodo rašyme ir panašiai. Tai va, tai žodžiu,
Linkiu labai patirtą jausmą, atrasti įrankius, kurie būtent sprendžia jūsų problemas ir pagreitina ir nebijoti. Tiesiog nebijoti, pasitikėti, kad žmonės, kurie tobulėja, auga, niekada neiškrenta iš rinkos ir visą laiką sugeba pristaikyti. Ir tai, kad šiandieną dalyvaujate šioje paskaitoje, tai yra vienas iš ženklų jums, kad jūs esate žmonės, kurie turi tą vadinamąjį augimo mąstymą. Taip, gerai, judėkime į priekį. Tai mes dabar pamatėm, kad galime koreguoti tiesiog dokumentą Canvas ar ne funkcijai per ChatGPT ir jis duoda tų įvairių pasiūlymų. Mes taip pat galime nusikopijuoti, įsikelti į savo Wordą ir taip toliau. Tai va, tai vienas iš būdų, kaip mes galime geriau gauti atsakymus ar ne ir juos tvarkyti, yra per ChatGPT šitą režimą. Eikime toliau. Pasižiūrėkime, ką dar galime čia kurti. Galime kurti sveikinimus draugui ar ne. Dažnai padeda man kokius nors ir skelbimų tekstus savo socialiniuose tinkluose ar tiesiog gimtadienio sveikinimus parašyti. Ar duoti atsakymą, pavyzdžiui, pateiktam laiško turinį. Ir aš čia turiu pasiruošęs laiško turinį, o pavyzdžiui, šitą nukopijuosiu turinį, atsidarysiu naują susirašinėjimą ir tada paprašysiu tiesiog duok atsakymą šitam laiškui, ar ne? Dvitaškis. Ir jo, pasidarysiu pusę per pusę, kad nereiktų junginėti. Ir įklijuosiu šitą visą tekstą. Gerai, ir jis tiesiog duoda šabloną, ar ne, kaip aš galėčiau atsakyti. Ir tenka tikrai girdėti tokių paprastų kasdienių pritaikymo pavyzdžių, kur žmogus turi ratlankių, ar ne, kaip pavyzdys, ratlankių padangų verslą ir gauna šimtus užklausų žmonių. Ir jie ten klausinėja kažko ir panašiai. Tai jis yra pasidaręs tam tikrą failą, kuriame yra visi duomenys apie tai, ką jie turi savo įmonėje. Ir jis tiesiog paprašo dirbtinio intelekto, kad parašytų atsakymus remiantis tą informaciją. Tai va, ir net jeigu ir net jūs neturite visko su savo duomenų bazės, žinių bazės, dirbtinio intelekto pagalba, galima tiesiog daug greičiau gauti tos šablonus ir tada tiesiog pakoreguoti tam tikras dalis. Tai va, tai iš esmės nesvarbu, kokį tekstą jums reikėtų kurti, ką aš skatinčiau, tiesiog jeigu reikia kažkokį tekstą sukurti, pabandykit pradžioje įdėti į ChatGPT ir pažiūrėkit, kokį juodraštį gausite ir gali būti, kad nebūtinai 100% viskas tiks, bet net jeigu ir 50% jums bus tinkama, tai beliks tik tais pusę kelio. Taip, gerai, tada judėkim dar toliau. Funkciją aptariam. Taip, tai dabar labai gal svarbi dalis būtų ta, kad ir visai neseniai ir per ChatGPT mokama versija ir Gemini Deep Search'as yra kaip alternatyva išėjo ta giliosios analizės funkcija. Gilioji analizė tai yra, kai dirbtinis intelektas užuot davęs atsakymą per sekundę, ar ne, ar per kelias sekundės, jisai šiek tiek ilgiau mąsto. Ieško, naršo, tikrina šimtus šaltinių ir pateikia daug išsamesnį ir geresnį atsakymą. Ne visi šitie atsakymai yra, ne visi klausimai reikalauja tokios gilios analizės, bet kuomet yra tikrai kažkokios problemos, ateities vizijos, projektų, strateginiai planavimai ir ypač vadovavimo lygmenį, tai tokie įrankiai kaip Gemini Deep Search'as, dabar ir kaip minėjau, ChatGPT turi tą Deep Search funkciją, ar Perplexity, jie tikrai padeda, pagreitina apsvarstymą įvairių opcijų. Tai aš atsidarysiu šį kartą jau per šitą išjungiu, atsidarysiu per ChatGPT, matot. Turiu prisijungęs, yra čia daugiau modelių per mokamą versiją ir yra Deep Search, matot. Taip. Ir tada gal prieš Deep Search aš tiesiog parodysiu, kaip iš vis žinot, kokius klausimus gal užduoti, ar ne, Deep Search'ui. Tai galima jo paklausti, kokie klausimai galimi per Deep Search. Taip, ir čia tada šiek tiek paaiškins, kad įvairios sritis ar ne, konkrečių duomenų paieška, kas tiksliai vyko, galima, pavyzdžiui, dažnai žmonės tiesiog klausia kokią nors akcijų rinkos analizės pateikti arba prognozės kokių 2030 metų ir panašiai. Va, kokie būdingi vartotojams prieš perkant, kas lėmė reikšmingą pokytį kažkokioje srityje. Kaip kokie X rodiklis pasikeitė per pastarosius 10 metų ir taip toliau.
Tai jis remdamasis visą internete sukauptą informaciją, ištraukia daug daugiau šaltinių, užtrunka aišku tai laiko, bet pateikia daug geresnius atsakymus. Taip, aš jau paprašysiu tiesiog, kad Izotų duok konkrečius klausimus. PVZ, kaip pasikeis darbo rinka 2030 metais. Šiek tiek stabdau. Taip, dar gerai paminėjo čia irgi komentaruose, kad dirbtinis intelektas tikrai daug geriau verčia negu mūsų įprastas Google Translate. Įvairiausiamis šimtus kalbų palaiko ir taip pat lietuvių. Tai va, tarkim, kokios profesijos nyks 2030 metais, kokios darbo sritis sveikatos priežiūros ar energetikos turės didžiausią paklausą augimą. Kiek darbo vietų bus automatizuota dirbtinio intelekto va robotizacijos dėka. Gerai, tarkim šitą pasimkim. Stabdau čia tą paiešką, tinko man šitas variantas, Deep Search jungiu ir kiek darbo vietų bus automatizuota ar ne su dirbtiniu intelektu. Ir tada iš čia klaus patikslinimo šiek tiek. Ir šiaip man anksčiau būdavo labai aktualus klausimas, kas iš viso yra intelektas. Ne? Jeigu mes sakom, čia dirbtinis intelektas, kodėl mes jį vadinam dirbtiniu intelektu ir kas tai yra apskritai intelektas. Ir vienas iš, manau, intelektualių, protingų žmonių bruožų yra tiesiog follow-up klausimai arba tiesiog klausimai. Jeigu žmogus atsako iškart, ką galvoja, nepasitikslinęs ar ne, tai nėra itin protingo žmogaus bruožas. Tai va, ir dirbtinis intelektas, kuomet jisai va, turi tą Deep Search režimą arba analizės, reasoning režimą, jisai dažnu atveju užduoda ne tik klausimus mums, bet ir savo. Gerai, tai patikslinkim, kurią turėtume omeny, regioną ir panašiai. Ir kiekybinės ar kokybinės norim analizės. Aš noriu kiekybinės analizės Lietuvoje. Ar ne? Vis tiek. Paskaita vyksta lietuvių kalba, tai tikriausiai stebi iš žmonių ir iš įvairių pasaulio vietų, bet vis tiek, kodėl ne? Nesusikoncentruoti į kažkokį vieną lauką srities arba gyventojų, kad galėtume ir patys geriau suprasti, ar teisingas tas atsakymas. Ir matot, užtrukšė. Tai taip pat galiu tuo pačiu metu paleisti ir per Gemini. Jis turi, va, matot, irgi Deep Search režimą. Taip, ir duosiu lygiai tą patį klausimą. Taip, ir patikslinsiu kiekybinės analizės. Reikia kiekybinės analizės Lietuvos rinkoje. Nu va. Taip, ir tada šalia Gemini dar noriu pristatyti ir Perplexity AI, kuris irgi turi Deep Search ir yra visiškai nemokamas. Tuo tarpu Gemini ir ChatGPT yra mokami, bet Gemini duoda nemokamą pirmą mėnesį išbandyti su Google One produktu. Gerai, ir matot, visur yra tam tikra kaip procesą rodantis ar ne stulpelis, nes tikrai užtrunka. Ir kas įdomu, kad būtent atliekant Deep Search, ir Gemini tas pats bus, jisai savo paruošo instrukcijas, pagal ką jis aptars, ne? Kaip pavyzdys, kiek darbo vietų bus automatizuojama, praplečia, atlikti paiešką internete, ieškoti tyrimų ir ataskaitų ir taip toliau. Tai va, ir gerai, pradėkim tyrimą. Pažiūrim, ChatGPT jis irgi davė kvalifikacinius klausimus, bet jūs dabar ieško ir paspaudę matysim, kiek šaltinių čia aptarė ir panašiai. Galima, aišku, visą laiką klausti angliškai ir sakyti, remkis tik angliškai šaltiniais arba lietuviškai klausiant, tik lietuviškai šaltiniais ir taip toliau. Bet aš nepatikslinau kalbos, tai turėtų būti įvairiakalbių, daugiakalbių šaltinių. Gerai, ir matom, toliau vyksta visuose trijuose procesas. Ir būtent čia ir būtų gal esminė pamoka, ką aš norėčiau irgi jums perduoti, kad yra įvairių tų įrankių. Aš asmeniškai linkęs visą laiką skatinti ir pats ilgiausiai naudojęs mokamą ChatGPT versiją už $20 ir mane tikrai puikiai patenkina, tačiau mokymo tikslais ir pats savo kasdienybėje kartais dar visai naudingai ir produktyviai naudojosi Gemini.
Tai va, tai ChatGPT ir Gemini man būtų vieni iš pagrindinių kalbos modelių, didžiųjų kalbos modelių, kurie yra įvairaus pobūdžio ir tikrai pritaikymai puikiai įvairiuose kasdienėse darbuose ir praktikose. Pasižiūrėkime. Į jūsų klausimus labai džiaugiuosi, kad drąsiai ir aktyviai dalyvaujat. Tai čia daugiau toks kaip klausimas pakomentavimas. Bandžiau pasidaryti konkurentų sąrašą, bet jis duoda 3-4 atsakymus ir tiesiog išgalvoja. Čia neteisingai paklausiau, prieš atnaujinimus lyg ir būdavo tokios galimybės su teisingais duomenimis ir panašiai. Taip, tai kas liečia paiešką ir įmonių ir rinkos analizės, tai tikrai, kaip dabar ir specialiai rodau tą, kad nereikėtų aklai pasitikėti vienu įrankiu. Ir paskui parodysiu, kaip galima sutraukti ir visus juos palyginti tarpusavėje. Dar vienas klausimas. Giedriaus, kokios efektyviausios būdai panaudoti AI projektų valdyme? Kuris įrankis ar įrankiai būtų rekomenduojami iš jūsų patirties? Taip, tai tiek iš mano patirties, tiek iš kitų žmonių, kaip sakyti, grįžtamojo ryšio, kurį patikė man. Tai ChatGPT, būtent agentai, Gemini irgi turi, yra vienas iš efektyviausių būdų, nes mes projektų valdyme dažnu atveju turime tam tikrus reikalavimus, teisinius dokumentus ir panašiai, kuriuos galima įsikelti ir jų pagrindų, kaip naudojant tarsi kaip knowledge base arba žinių bazę, gauti konsultantą. Tiesiog susikurti konsultantą. Ir vietoj to, kad jūs ten 20-30 puslapių teisinius dokumentus pats skaitytumėt ir ieškotumėt atsakymų, jums, kaip ir aš jums pademonstruosiu, galės pateikti viską pats tas specializuotas agentas. Tai tikrai, kas liečia projektų valdymą, tai yra nepakeičiama. Kai jūs galite visus dokumentus turėti, su jais bendrauti iš esmės, dirbtinio intelekto pagrindu. Taip. Jonas klausia, ar gali dirbtinis intelektas padėti dėl etimologinio žodyno? Lietuvių tauta yra tokia tauta, kuri neturi tinkamo etimologinio žodyno. Ar galima užduoti klausimą dėl žodžio kilmės Oksfordo žodyne, kur dirbtinis intelektas išverstų į lietuvių kalbą? Taip, tikrai galima uždavinėti ir jisai tikrai turi visas knygas, filmus ir visą informaciją, kokios tik jūs norėsite. Ir taip pat, jeigu norit grinai etimologinio žodynėlio, galite net susikurti per mokamą ChatGPT versiją specializuotą agentą, kuris būtent aiškins vardų, vietovardžių kilmę. Ir aš gal atsidarysiu dar čia, kol ne visi pabaigė. Paiešką, aš turiu vardo paslaptis, tokį specializuotą, čia grinai asmeninis tikslai susikūriau, kur galima būtų vardą išsirinkti, jo reikšmę sužinoti ir taip toliau. Tai va, pavyzdžiui, Deividas, ar ne? Ir Koncijus. Ne tik vardą, bet ir pavardę. Ir matot, ir jis man viską paaiškina iš karto. Net nereikia man tikslinti. Tai va taip veikia specializuoti agentai, kurių mes mokinomės ir kartu su grupėmis dirbtinio intelekto produktyvumo kursuose, kurie vėl iš naujo startuoja su didesniu ir apimtimi ir daugiau įrankių jau nuo gegužės 5 dienos. Visą informaciją rasite ekrano apačioje, paspaudę ant nuorodos ir tikrai kviečiu, nes būtent per atvejo analizės, per grupinį darbą, per diskusijas ne tik tais mes randame sprendimus, bet ir susiformuoja pats mąstymas, kuris padeda iš dirbtinio intelekto gauti daug daugiau negu tiesiog rašant užklausas pavienės. Gerai, tai matot ar ne, kiek daug punktų. Nes aš esu aprašęs, kad duok etimologinį, psichologinę analizę, energetiką ir simboliką, duot savirefleksijai klausimų, pavyzdžiui, Konfucijus, ką sakė apie vardus, budizmas, Sokratas, ir apibendrinimas. Matot, ar ne? Tai galėčiau, aišku, ir jūsų vardą parašyti, Jonai, ir pateiktų analizę, ar ne? Gerai, gal ir parašysiu. Kodėl ne? Geras klausimas. Jonas Stasys Pocius. Tai va, na ir rašo, ar ne? Ką Jonas reiškia, ką Stasys reiškia, ką Pocius reiškia.
Ir anksčiau tikrai aš eidavau ir žiūrėdavau per Google, kaip ir jūs tikriausiai, ar ne, tos vardus. O dabar susikūriau specialiai savo asmeninį tokį agentą, kur greičiau tiesiog padeda. Ir plus šitame agente dar yra funkcija, kad jeigu mano vardas nepatinka, ką daryti su to. Tai duoda motivaciją, paguoda šiek tiek arba variantų, kaip galit sakyti žmonėm, kad kreiptis jūs. Tai va, ir čia klausimų, pamastymui Jonui. Tai, kaip sakyt, galėsit vėliau peržiūrėti ir persiskaityti. Tai. Gerai, dar vienas klausimas. Labai džiaugiuosi, kad jūs manęs klausėt, nes prieš tai turėjom paskaitų, kur aš galbūt labiau koncentravausi į įvairiausius įrankius, ar ne, o šiandieną tikrai labai norėjau to konkretaus pavyzdžio, kaip mes dirbame su grupėmis, ar ne, kai būra užduodami klausimai ir tada mes galim žiūrėti į konkrečius sprendimus, nes ta patirtis, ar ne, tų įvairių įrankių gausa kartais tikrai duoda tokį įspūdį, kad sunku atsirinkti, kas iš tikrųjų išspręstų konkrečią problemą, kurią jūs turite, ar ne? Bet šiuo atveju, kadangi turiu tą privilegiją pastoviai domėtis, mokytis ir išbandyti įvairių įrankių, tokiu pagrindu sukaupiau tą patirtį, kad galėčiau tikrai pateikti jums sprendimus, kurių jums iš tikrųjų reikia. Gerai, gal šiek tiek dar pajudėkim prieki ir drąsiai užduokit klausimų, jeigu pakeliui kils. Gerai, tai ChatGPT ilgiausiai matot generuoja tą Deep Search'ą, Gemini jau sukūrė, galime eksportuoti tiesiai į dokumentus, tai per Google dokumentus. Ir šiaip Gemini faina, kad turi visas integracijas su YouTube, Google Maps'ais ir taip toliau. Ir labai praktiška. Gerai, tai matom, kiek daug informacijos ir tada Perplexity irgi daug informacijos. Irgi galima eksportuoti, kaip tarkim PDF failą. Tai aš taip ir padarysiu. Galima čia tiesiog ant ekrano. Pasirašysiu Perplexity. Ir taip pat atsisiųsiu kaip PDF failą ir Google Gemini. Analizė. Taip, ir dar reikės tada sulaukti ChatGPT, kad galėčiau eiti toliau. Gerai, tai dabar kas liečia vaizdų generavimą, ar ne? Tikrai irgi aktuali sritis. Mums reikia, mes dažnu atveju turime ir reklamose naudojimo vaizdus, mes savo kasdienybėj pastoviai aš keičiu savo darbalaukį ir tiek kompiuterio, tiek telefono, irgi su dirbtinio intelekto sukurtomis nuotraukomis. Ir tikrai tų įrankių yra daug ir pats ChatGPT irgi leidžia tai daryti. Tai grįžtam į ChatGPT. Paprastą susirašinėjimą ir galim parodysiu, kaip gauti geriausius rezultatus, kuriant nuotraukas. Tai pavyzdžiui, sukurk juodą šunį. Taip, ir beje, visai neseniai išėjo atnaujinimų. ChatGPT, kas liečia nuotraukų generavimą ir šiandieną galima ir savo nuotraukas įkelti ir jis išlaiko bendrą kompoziciją nuotraukos, kai anksčiau būdavo labiau toks aprašymo pagrindu, ką jis įsivaizduoja, kad mato, perkuria. Tai va, o šiandieną tikrai matysim, kad daug geriau veikia vaizdo kūrimas. ChatGPT šiaip kaip pagrindą naudoja DALL-ai arba DALL-ai vaizdo kūrimo įrankį. Gemini naudoja dabar Imagen 3 modelį. Tai praktiškai kiekvienas didysis kalbos modelis turi integraciją su ir vaizdo kūrimu. Taip, klausia Asta, ar visos dirbtinio intelekto programos pritaikomos lietuvių kalbai? Ne visos. Vat ir jeigu spėsim, parodysiu Notebook LM Gemini, kuris labiau generuoja šiuo atveju tik tais, tarkim, podcastus tik anglų kalba. Taip pat kartai kai kurie Gemini appsai, Google appsai su lietuvių kalba irgi nėra palaikomi ir reikia persijungti tiesiog į anglų kalbą, kad jeigu norime, pavyzdžiui, per savo Gmailą ar kitoje Google dokumentuose ar įvairiuose kitose Google produktuose matyti Gemini tiesioginį integraciją. Taip, tai yra tikrai dar daugiau visokių įrankių. Va, Asta klausė man, ką galite papasakoti apie Plod, ar ne?
ar galite rekomenduoti jai, kurie gali kelti algoritmus, matyti viename lange ir panašiai. Jo, tai specifinius tos sprendimus mes dabar kol kas neįsime, bet tikrai jūs paklausę to pačio ChatGPT gausite neblogus atsakymus, o norėdami rasti tikrai sprendimą, tikrai kviečiu prisijungti prie mūsų grupių nuo gegužės 5 dienos. Ten mes tikrai ne tik tais susipažįstam su vairiais įrankiais, juos išbandom ir lyginam, bet taip pat diskutuojam ir žiūrim, kas geriausiai tiktų būtent jūsų kasdieniuose darbuose. Taip, tai viena iš problemų, kaip dabar matote ir savo ekranuose, kai padarė atnaujinimus ChatGPT, konkrečiai DALL-ai vaizdo kūrimui, nuotraukos daug lėčiau kūrėsi negu anksčiau. Tai šiuo atveju kartais man tiesiog norėdavosi greitai prototipą susikurti su ChatGPT, o vėliau pereiti į Adobe Firefly ar Midjourney dėl vaizdo kokybės. Šiandieną jau ChatGPT stengiasi ne tik tai pateikti kažkokį pirmą draftą ar ne, bet beveik pilną gerą rezultatą. Ir matom beveik fotorealistišką nuotrauką jis kūrė. Gerai, pažiūrėkime, kaip Deep Search'as beveik užkrovė. Taip, tai šalia kol kuria nuotrauką, dar norėčiau parodyti jums vieną iš gerų svetainių – Artificial Analysis AI. Tai Artificial Analysis AI yra toje vieta, kur visi, iš esmės visi didėjai kalbos modeliai ir vaizdo generavimai, ir video kūrimui, ir analizai yra lyginami pagal akredituotus vertinimo programas. Ir mes čia viršuje, užėjant Language Models, matysim, kad galima matyti visus išvardintą modelius. Taip pat mes turime leaderboardus, kur galima pasižiūrėti language modelius, kaip jie tarpusavį sąveikoja. Ir jų kainos, kokie yra kontekstų langai ir panašiai. Bet kas man labiausia patinka, kad čia leidžia, pavyzdžiui, pasirinkti text to image ir image areną. Ir toj image arenui, tai patvirtinsiu, kad esu žmogus, leidžia pasirinkti iš 2 nuotraukų ir pasirinkus 30 iš variantų sugeneruoja asmeninę tokią kaip reitingavimo top 10 ar daugiau, kokie jums labiausiai tiktų pagal jūsų subjektyvų vertinimą ar ne, renkant iš šias nuotraukas, kokie geriausiai tiktų vaizdo kūrimo įrankiai. Ir taip pat leidžia peržiūrėti bendrai, kas žmonėms labiausia patinka pagal kategorijas. Pavyzdžiui, jeigu norėtume Cartoon ir Illustration pasižiūrėti, kas geriausiai kuria ar ne, tai šiuo atveju į pirmą vietą užkopęs yra Reve, ar ne? Tuo tarpu visai neseniai buvo dar Google Imagine 3 pirmoje vietoje. Tai va, ir kartais tikrai sunku sekti visus modelius, ypač daug ten tokių nelabai gerai veikiančių būna dirbtinio intelekto sprendimų, ir tokios platformos kaip Artificial Analysis tikrai padeda nepasiklysti ir tiesiog žinoti, ką mes galime testuoti. Ir aš tikrai šitos platformos randu nemažai savo irgi naudojamų įrankių. Tai va, ir gal dar vienas dalykas, ką norėčiau parodyti, kad jisai taip pat turi, taip, pažiūrėkim, man svarbiausia parodyti jums text to image, text to speech. Šiek tiek kitaip. Text to image, text to speech. Leaderboard, language modeliais. Va, AI chatbots. Matot, AI chatbots. Ir čia realiai įvertina, kurie susirašinėjimo modeliai kam geriausiai skirti, ar ne? Tai best overall yra ChatGPT+, kurį ir aš naudoju jau nuo 2022 metų ir džiaugiuosi. Tada yra ChatGPT free versija, kurią irgi geriausiai iš nemokam. Tada turim Pope Pro, geriausia nuotraukui, nes naudoja Flux 1. Na čia bendrais vertinimais, ar ne? Ir tikrai labai kokybiškos Flux yra nuotraukos. Tada yra programavimui vienareikšmiškai Cloud Pro. Aš šiaip naudoju Cursor, tokį įrankį, kuris yra kaip turi integraciją tiesiog klodo ir puikiausiai man padeda mano programavimo užduotise. Tai va, ir tada šiaip duomenis analizuojant, sako, geriausia yra ChatGPT+. Ir tada čia lygina ir kainas ir taip toliau. Ir tada, jeigu norim konkretaus įrankio pasižiūrėti, ar ne, mes irgi galime tai daryti. Tiesiog pasirinkę, va, tarkim, OpenAI. Ir parodo pagal intelligence, pagal greitį, pagal kainą ir taip toliau. Tai žodžiu, kad ir kokią atrasit dirbtinio intelekto įrankį, jeigu jis vienas iš tokių ar ne, žinomų, ne kažkoks labai nišinis, tai greičiausiai galėsit jį palyginti su kitais. Ir tiesiog išsiaiškinti, ar jūs naudojate geriausią modelį būtent tai sričiai ir toms užduotim, kurioms jums reikia.
Va, kaip tik Aurelija ir klausė, kokius AI įrankius geriausia naudoti konkrečiai kodo rašymui ir taisymui. Taip, tai vienareikšmiškai Cursor. Tai kadangi jau ir paminėjote ir paklausėte, tai Cursor, parodysiu, kaip rasti internete, tai va taip vadinasi Cursor. Ir jis veikia panašiai kaip, kas su programavimu susipažinę esat, šiek tiek panašiai kaip Microsoft Visual Studio pluginas Copilot. Tai Microsoft Copilot, kuris tiesiog susirašinėjimo pagrindu duoda atsakymus ir ne tik atsakymus, bet ir kuria failus ir juos taiso ir tiesiogiai koreguoja kodą. Taip pat gali paviešinti tiesiai dalykus per terminalą į įvairias sistemas kaip GitHub. Tai tikrai vienareikšmiškai, jeigu Cursor dar nesate išbandę, try it now, thank me later, kitaip sakoma. Dar vienas klausimas, pastebėjimas galbūt čia. Jeigu rašot klausimą, stenkitės nerašyti straipsnių, nes aš jų dėja negalėsiu perskaityti dėl tiesiog laiko stokos, nes aš, žodžiu, kad susipažinti su klausimu reikia laiko šiek tiek, nes bet ko nenoriu skaityti, nes, žinot, būna žmonių, kurie nusprendžia kažkokių kitokių dalykų pasakyti, tai stenkitės klausimus apriboti iki 10 žodžių, konkrečiai aiškiai. Vat kaip pavyzdys, Sebastianas klausė, su kokiamis užklausomis haliucinavimas labiau tikėtinas. Tai iš tikrųjų haliucinavimas remiasi šiuo atveju į įvairias duomenis, kaip ir teisingai atsakymai, taip ir haliucinacijas remiasi į duomenis, ar ne, kurie yra pateikti pačiam dirbtiniui intelektui. Ir tie duomenys šiuo atveju yra valomi, stengiamasi, yra tas mokymo procesas, fine-tuningas ir taip toliau, bet nėra konkrečios srities, kurie būtų labiau linkusi haliucinacijas. Tiesiog svarbiausia yra labiau negalvot, kaip ne tiek, kad ne kaip papulti haliucinacijas, kiek naudoti dirbtinį intelektą sritise, kur jūs esat susipažinę labiau. Nes tiesiog aklai pasitikėti dirbtiniu intelektu yra tikrai rizikinga. Ir net pats ChatGPT apačioj sako, ChatGPT can make mistakes, check important info. Tai aš sakyčiau, visais atvejais, ar ne, kai jūs kažką atliekat, dėl to mes mokinomės ir grupėse dirbtinio intelekto įrankių, kad reikia tiesiog kaip testuoti įrankius, kaip patikrinti, ar jie konkrečioj srity pateikia atsakymus teisingus. Ir dažnu atveju visa esmė yra tikrinti sritį per pradžią, kuri jums yra pažįstama ir labai mažu formatu. Tai neduoti iškart 60 pavyzdys, 60 puslapio dokumento jam analizuoti, o duoti vieną puslapį arba vieną pastraipą ir žiūrėti, kaip jis susitvarko. Gerai, tai dabar ChatGPT irgi žiūriu susitvarkė su Deep Search'u. Aš norėsiu šitą viską išsikelti į atskirą dokumentą. Taip. ChatGPT. Gerai. Pateikė jis informaciją, gal būtų visai faina paskui ir persivadint, bet dabar tiesiog eksportuoju. Eksportuoju kaip PDF, nes kelsiu į anksčiau minėtą notebook lemą, kuriam reikia PDF formatu. Gerai, viskas. Taip, ir tada, kai aš turiu eksportavęs tos 3 Deep Search'us, aš dažniausiai einu į notebook lemą, bet jį galima kelti ir po vienus duomenis, po vienus failus tiksliau. Tai vat, create new, ir tada tiesiog tos visus failus aš pukšti įkelsiu čia. Nuorodas rasite šitame dokumente, kur pradžioje skenavote QR kodą. Va čia yra ir notebook lemas, ir taip toliau, ir kitų dar įrankių. Gerai, ir tada žiūrėkime, ar Lithuania Automation and AI Impact on the Job Market. Gerai, ir tada ten su perkraus turėtų sugeneruoti ir aprašymą, matom. Resources Explore Project Impact of Artificial Intelligence ir taip toliau, tai angliškai. Dėja įrankis veikia ir tada jis duoda follow-up kažkokių klausimų, taip pat paspaudus ant dokumento galima tiesiog pažiūrėti, kokios temos yra liečiamos ir taip toliau.
Ir tada kas faina, kad jisai iš tų 3 dokumentų gali sugeneruoti podcastą, kurį gali tiesiog klausyti. Tai dažnu atveju žmonės tiesiog pavargsta nuo to didelio informacijos kiekio ir ypač, kai reikia dar persiskaityti visus tos deep search'us, atsirinkti ir taip toliau. Man asmeniškai daug labiau patinka pasidaryti deep search'ą, jeigu kažkokia tema domina, tada susikurti podcastą ir tiesiog važiuojant mašiną ar einant pasivaikščiant, užsidėti ausinukus ir klausyti. Ir žinokit, tikrai fainiai sugeneruoja, kiek žmonės atsiliepimų susilaukiu, tikrai patinka, tikrai daug išmoksta ir net ant tiek patinka, kad siūlo man perklausyti to podcast'o. Aš toks dažniausiai noriu sakyti, baikit, čia dirbtinis intelektas sugeneravo, tai aš ir pats galiu, toks atrodo vidinis, toks, tai ką aš pats nemoku, tarsi, bet žmonės tiesiog dažniausiai ir nori dalintis tuo, kas jiems atrodo naudinga ir vertinga. Tai ant kiek būna kokybiška, kad net jie nori pasidalinti su manim tuo. Tais podcastais paklausykit, žodžiu. Taip, dar klausimų. Simona klausė, kaip atpažinti, jog tekstas sugeneruotas su dirbtiniu intelektu straipsniuose ir taip toliau. Taip, tai su dirbtinio intelekto identifikavimo ar analizės patikros aš esu šiek tiek gal skeptiškas tais įrankiais, nes teko girdėti, kai universitetuose žmonėms darbus tikrina, irgi praleidžia pro tą dirbtinio intelekto kokią nors sistemą, kuri tikrina, ar nėra plagiatas ir panašiai. Ir darbo vietas, kur žmogus rašė ir kur būna viskas pačio žmogaus sukurta, įvardė kaip, kad dirbtinio intelekto sukurta ar plagiatą ir tada supranti, kad nelabai gerai tos sistemos dar veikia. Tai aš asmeniškai šiek tiek esu skeptiškas šitom, nesu galbūt tokios sistemos radęs, kuri veiktų nepriekaištingai. Nes jeigu pats dirbtinis intelektas kurdamas į turinį haliucinuoja, tai taip pat haliucinuoja ir tikrindamas. Arba ir turi galimybę haliucinuoti. Taip, Tomas klausė, ar bus video galimybė, kur pažiūrėti, tai tikrai bus. Ir aš suprantu, kad greitai, bet stengiuosi per trumpą laiką pateikti kiek įmanoma tokį, tarsi skristume su reaktyviniu lėktuvu per Vilniaus miestą. Pamatytume, koks gražus miestas ar ne, ir tarsi būtų proga, galbūt motyvacija sukelti apetitą jums prisijungti prie mūsų ir kursų dirbtinio intelekto įrankių ir labiau, giliau ir jūsų tempu lėčiau susipažinti, kaip mes galime iš tikrųjų panaudoti juos. Tai va, ir per šitą laiką sugeneravot podcastą ir aš dabar nežinau, ar jeigu galėčiau paleisti, ar girdėtų, sako mūsų operatorius. Tai All right, welcome back to the deep dive. Today we're going to be taking a deep look at a topic that's pretty vital for understanding the future of work here in Lithuania. We're talking about how artificial intelligence, AI, and robotics could potentially reshape the job market over the next, say, 7 years. Žmonės, vyras ir moteris, tai va, ir jie tarpusavį tiesiog diskutuoja apie tai. Ir kas įdomu, stabdau podcastą, kad jie tam podcasto metu pateikė dar platesnį požiūrį. Pateikė tokių kūrybinių pavyzdžių ir panašiai, kurių galbūt nėra pačiuose tuose dokumentuose, bet viskas taip organiškai ir taip paprastai yra pateikiama, kad man tai yra vienas iš geriausių būdų, kaip mokytis. Ir įsisavinti naują informaciją arba tiesiog susipažinti su įvairia, tokia teisinė labiau ar techniniais duomenimis. Dar vienas iš tokių įrankių, jeigu jums aktualų klausimas, yra Eleven Reader arba Reader 11 Labs. Taip, tai Eleven Readeris leidžia bet kokį dokumentą, ar tai Wikipedijos straipsnį, ar kažką į jūsų telefoną, tiek Android, tiek iOS, tai Apple telefonai, įsikelti nuorodą ir klausytis tiesiog. Ir galite pasirinkti įvairių balsų. Tai va. Ir taip dažnai būna. Pristatinėju kažkokį vieną įrankį, prisimenu, kad dar yra krūvas kitų naudingų įrankių, kuriuos naudoju, tai atleiskite šiek tiek, kad nėra tokio galbūt sistemingo ėjimo per šitą, ką aš jums pateikiau pačioj pradžioje, bet aš dėl to ir sistemingai pateikiau, kad jūs galėtumėte, jeigu jums aktualiau ar ne tai, kas čia yra apačioje, tarkim, labiau norėtumėt skaidres išmokti ar ne, kaip kurti kokie įrankiai ar dokumentus analizuoti, kad jūs galėtumėt savarankiškai ar ne išbandyti, pasižiūrėti. Bet aišku,
naudingiausia yra, kai turi žmogų, kuris gali, ar ne, ar kolegas, kurie kartu su tavim atlieka panašias užduotis ir gali dalinti savo patirtimi. Tai va, tai gerai, tai dabar dar pažiūrėkim, kiek mes turim laiko, dar šiek tiek turim, super. Norėčiau labai parodyti jums, galbūt praleisti skaidrių kūrimą su Gamma. Gal tik paminėti, kad šitos skaidrės, kurias jums įrodžiau irgi, yra sukurtos visiškai su dirbtiniu intelektu, to Gamma. Ir Gamma įrankis, jisai pats struktūrą kuria, iš karto prisitaiko viskas prie skirtingo ekrano dydžio, ir tada lengva dalintis. Tiesiog iškart nuoroda sukuria mane taip kaip PowerPoint'as, ar ne, tiesiog failų nereikia siųsti ir panašiai. Tai tikrai išmėginkit, gal tik tai šiek tiek parodysiu, kad sužadinti apetitą. Tai va, taip ir vadinasi Gamma App, Create New, Generate, vidurinį paspaudę, rasite ir tada galima tiesiog pasirinkti kalbą, kurią norime. Lietuvių. Ir tada galime tiesiog paprašyti kokios nors temos, ar ne? Tai, tarkim, mano vaikui nepatinka eiti į mokyklą. Ir pasirinkti prezentaciją, webpage'as, dokumentas ir panašiai. Webpage'as nuo prezentacijos skiriasi tom, kad webpage'as yra kaip svetainė, labiau interaktyvi, su animacijų daugiau ir panašiai, bet aš dažniausiai renkuosi prezentaciją tiesiog kurti. Ir leidžia nemokamai išmėginti, duoda kreditų ir va, čia surašo, matot, korteles sukuria, šiek tiek priartinsiu, kuriuose matosi, kas bus skaidrės. Tai va, mano vaikui nepatinka į mokyklą, ką daryti, pristatymas savo. Apie vaikų nenorą lankytis mokyklai, apie problemos aptarimą, kokie simptomai, ašaros, pyktis, skundai dėl galvos ir pilvo skausmo, ko tik vaikai nesusigalvoja, ar ne? Tada galimos priežastis, ar ne, kad patyčios yra ir taip toliau. Matot, labai gerai. Ir tada galima patiems pasirašyti savo skaidrę, savo informaciją, kokią norime, ar ne? Tai man tai čia viskas tinka. Galbūt aš nieko nekeisiu, bet galima būtų galimi šaltiniai, tarkim, nežinau, tiesiog pervadinti, ne, viską čia. Ir šitų kortelių pagrindų vėliau generuos ne tik tai tekstus, bet ir nuotraukas. Ir tada galima pasirinkti temą, kokią norim, arba taip pat pasirinkti savo temą. Jeigu View More paspausit, tai yra custom. Ir aš turiu susikūręs savo Fast Track temą, su logotipu, su viskuo ir sukursiu būtent skaidrės to pagrindu. Gerai, ir tada galima pasirinkti, kokį naudojame modelių generavimą. Šiuo atveju rekomenduoja Flux jau minėta, kuris vienas geriausiai vertinama pagal žmonių patirtį. Ir tada tiesiog generuosiu. Tai galima tikrai ne vieną skaidrę susikurti ir matysim, kaip greitai sukuria skaidrės. Bet vėlgi, tiek ir iš studentų patirties, tiek iš savo patirties, reikia šiek tiek irgi būti kritiškam, šiek tiek pasikoreguoti, bet tikrai apie 50-70% viso darbo padaro vien sudėdama struktūrą, nuotraukas ir tekstus. Gerai, ir tada iškart prezentuot galiu. Ir va, mano vaikui nepatinka eiti į mokyklą, ką daryti, ar ne? Šis pristatymas skirtas kam, ar ne, koks mūsų tikslas ir kad 25% pradinių klasių mokinių jaučia nerimą dėl mokyklos, ar ne? Ir nuotrauka. Ir tada simptomai, vengimas, galimi šaltiniai, matot, su iliustracijom ir visokiam ikonom, kokias pasiekmes tada būna, ar ne, sprendimai, patarimai tėvams, sėkmės istorijos ir apibendrinimas. Tai va, tai aišku, kas esate daugiau susilietę su vaikų švietimu, ar esate tėvais, tai žinote, kad ne viskas taip paprasta galbūt, bet tikrai pateikiama gera pradžia, nuo ko atsispirti ir paskui tolesnėje analizai ar geresnėjam pristatymui sukurti. Gerai, judam dar tolyn. Tai mes turime čia dokumento analizę. Šiaip gal tiesiog paminėsiu, kad jeigu šiuo atveju norime analizuoti kažkokius dokumentus, tai du geriausi šiuo atveju man variantai būtų įsikelti tiesiog į ChatGPT ir paklausti arba naudoti anksčiau minėtą Notebook LM. Tai aš šiek tiek parodysiu. Aš esu pridėjęs jums ir čia, matot, būto nuomos sutartis, kad turėtumėte ir kaip patys išbandyti. Grįšiu į Notebook LM, Create New,
Va, ir tada įkelsiu būto nuomos tą sutartį. Gerai, ir čia tiesiog fiktyvi, ar ne, būto nuoma. Ir tada galima paklausti, ar ne, esminius dalykus. Arba sukurti kažkokius net study guide ir panašiai iš šito. Bet čia iš esmės pasako, ar ne, kad tik tais anglų kalba. Tai galim paprašyti lietuviškai pagrindinės sąlygas. Aptark. Dar jisai greičiausiai man viską angliškai dabar rašo, nes aš pasirinkęs anglų kalbą esu, kaip pačioj per Gmail savo. Kaip ir minėjau, nes ne visose tada Google įrankiuose ar appsuose veikia Gemini modelis. Gerai, bet matom, iš esmės pasako, ar ne, mėnesinė nuomos mokestis 400, nuomininkas sumokėjo 800 eurų depozitą, kokia būtų komunaliniai, kokia kada galioja, kada baigėsi ir taip toliau, ar ne, bet visa informacija pagrindinė. Taip, ir lygiai taip pat galima tą patį padaryti su ChatGPT. Pažiūrėkim, kur aš čia, dar čia nuotrauką kuria vis tą. Tikrai pailgėjo tas nuotraukos kūrimo procesas. Gerai, gal paliksiu. Einam čia. Ir įkelsiu tą būto nuomos sutartį. Aptark pagrindinės sąlygas. Tai aišku, čia fiktyvi sutartis, bet jeigu būtų neefektyvi, aš tada niekada nekelčiau taip. Ir jums specialiai norėjau parodyti, kad ir jūs nekeltumėt. Tai čia šitoj vietoj, kur galima pasirinkti modelį, galima taip pat pasirinkti ir, kad būtų, taip, pažiūrėkim, nebent išjungia šitą funkciją. Matau, kad bus išjungia. Aha, tada pasižiūrėkim, ar per nustatymus duoda pasirinkti data controls, taip. Tai vat, matot, yra data controls ir improve a model for everyone. Ir tai reiškia, kad jeigu jūs pasirinksit šitą, kad būtų, kad tobulintų, tada tai, ką susirašinėjat, bus siunčiama į jų duomenų bazės. Tai šitą būtinai išjungit. Anksčiau dar buvo inkognito režimas arba slaptas režimas, pradedant naują pokalbį. Aha, bet matau, kad jie kažkodėl šitą funkciją šiuo metu yra išjungę. Ok, tai bet kokiu atveju, kai keliat kažkokias jautrius duomenis ar ne, pažymėkit bent jau, kad nebūtų apmokama jų modelį, bet geriausia yra, kai duodas tą slaptą režimą arba naudoti tokį planą, kuris vadinasi ChatGPT Team. Ir tai yra grinai skirtas įmonėm ir jis visiškai, jo esmė ir yra, kad jis saugo ir jūsų duomenis. Gerai, tai dabar įkelsiu tiesiog tą būto nuomos sutartį. Parašysiu aptark pagrindinės sąlygas. Jo, Simono klausia, kam priklauso turinio autorystė, jeigu jį sugeneravo dirbtinis intelektas, žmogui ir šiai sistemai. Ačiū. Taip, tai čia irgi etikos klausimai, yra nemažai ir buvo dėl to ir boikoto, ir Hollywoode, ir kitur, nes iš tikrųjų ChatGPT buvo apmokytas visų mūsų duomenimis. Tuo tarpu įvairios kodo rašymo sistemos, visų mūsų kodų ir taip toliau, įvairius vaizdo kūrimo įrankiai, visų mūsų vaizdais, ar ne, menininkai ir panašiai sukurtų. Ir tada jie pardavinėja tai kaip paslaugą, ar ne, ir sunku, nes kai praeina kažkiek ten laiko, nebereikia mokėti, ar ne, tų patentų autoriams ir panašiai, ir žodžiu, tikrai vyksta nemažai tų ir teismų ir taip toliau. Tai aš manyčiau, kad kaip ir su aplinkosauga, rūšiavimu kaip pavyzdys, mes kiekvienas turėtume jausti atsakomybę. Ir šiuo atveju, jeigu jūs generuojate kažkokį turinį su dirbtiniu intelektu, net jeigu jūs negalite tiesiogiai sumokėti ar ne patiems autoriams ir kūrėjams ir panašiai, tai bent jau paminėkit, kad tai yra su dirbtiniu intelektu sukurta, kol nėra išspręsta. Ar ne tiesiogiai, kad būtų kažkaip graža tiem patiems autoriams, nes logiška, kad tos sistemos jos remiasi į visą tą paveldą, ar ne, tą intelektualinę nuosavybę, kuri yra kaip pagrindas atsakymams. Gerai, tai va, ir dabar parašo pagrindinės, ar ne, aprašo, bet labai išsiplečia, ar ne? Tai tiesiog trumpai aiškiai, galiu parašyti trumpai aiškiai, 50 žodžių punktais. Tai va, ir parašys esminius dalykus.
Tai dažnu atveju, bendraudami su dirbtiniu intelektu, jeigu ir negaunam iš pirmo karto atsakymo, kurį norim, galim patikslinti ir panašiai. Bet kaip ir minėjau, ChatGPT yra vienas iš variantų, bet man gal net labiau patinka naudoti notebook'elę. Plius galima dar podcastą paklausyti apie savo nuomą sudaryti ir panašiai. Gerai, tai tikiuosi jums yra naudinga tai, ką mes kalbame. Labai faina, kad jūs drąsiai ir daug užduodat klausimų. Asta dar klausia, ar yra nustatomi dirbtinio intelekto lygiai, kas juos nustato. Tai jeigu jo lygiai, tai dar gal reikėtų kažkokio patikslinimo, ką jūs turite omeny apie lygius. Nes šiaip pats ChatGPT jisai turi sunkiai čia su nuotraukom jiems sekasi, aš pabandysiu duoti, įsijungti specializuotą DALL-E modelį. Jeigu jie jų neišjungia, šiek tiek daugokai čia visko. Business. Va, DALL-E. Pažiūrėkim, gal jis greičiau kurs. Nes po to nuotraukų atnaujinimo tikrai kokybė pagerėjo, bet labai pailgėjo kūrimas. Žiūriu, pasirinkimų nėra gerai. Parašysiu gal angliškai. Great Black Dog. Nors. Ok, dabar čia jau geriau. Kuria, kaip anksčiau, ko aš ir noriu. Tai va, tai yra įvairių tų specializuotų agentų, GPT-ukų vadinamų, juos gali išbandyti ir nemokamai, bet kurti galima tik mokamai. Ir vienas iš jų yra DALL-E, kuris leidžia kurti nuotraukas ir duoda dar pasirinkimus įvairių tiesiog stilizavimą. Ok, gerai. Tai va, ir greit sukūrė, ar ne? Bet aišku, kokybė netokia kokybiška. Arba netokia gera. Tai mes galime parašyti duok prompt, angliškai šiom. Tarkim, man patinka antrai nuotraukai. Gal prieš tai dar tik tai paprašysiu, kad jisai pridėtų antrai. Pridėtų Artificial Lighting ir Widescreen Aspect Ratio, kad būtų formatas platesnis. Taip, Asta patikslino dirbtinio intelekto lygių vartotojai. Šiaip, jo, dar tiksliai vis tiek nelabai suprantu pačio klausimo. Tiesiog, kas liečia lygius, tai yra skirtingi modeliai. Vieni yra kasdieniams darbams, atsakyk į laišką ar ne, pavyzdžiui, o sudėtingesnė yra pateik metų analizę ar ne, strateginį planą ir taip toliau. Ir kuo sudėtingesnė užduotis, tuo šiuo atveju reikia to kabutėse protingesnio modelio, o protingesnį modelį tai tiesiog reiškia, kad, to aš parodysiu, kad jūs tiesiog pasirenkat kažką iš tų Advanced Reasoning modelių. Nes yra ne Reasoning modeliai, kurie tiesiog atsako iš esmės, o Reasoning modeliai turi procesą, kuomet patys užduoda savo taisyklės, papildomus kvalifikuojančius klausimus ir panašiai kaip Deep Search'as, tik tais be tokios gilios paieškos, jie sugeneruoja atsakymą, kuris būtų paremtas tam tikrų vidinių monologų. Kaip mes kartais pamastom ar ne, prieš atsakydami, o kartais nepamastom. Tai greičiau atsakom nepamastę, bet atsakymas nebūna toks kokybiškas. Gerai, tai pasižiūrėkim, ar sukūrė šitą ar ne. Gerai, tinka man tas variantas. Doc prompt, angliškai antrai nuotraukai ir jis duoda prompt ir tada aš dažniausiai einu į tokius įrankius kaip Adobe Firefly, kurį irgi galite nemokamai išbandyti ir rasite nuorodą mano bendram sąraše. Dabar Adobe Firefly yra tiesiog alternatyva, online alternatyva Adobe Photoshop'ui su dirbtinio intelekto integracijoms. Gerai, ir čia paprašysiu, kad sugeneruotų pagal tą aprašymą nuotrauką to šuns juodo. Tik tais kažko kimba. Keičiame nuotrauką. Ok, galbūt, kol jis čia mąsto, dar galiu ir Gemini tą patį duoti.
Tai išjungsiu Deep Search. Pažiūrėkime, kaip jam pasiseks. Nu va, o Adobe Firefly jau kuria. Nu va, ir matot, ar ne, skirtumą tarp šito, ar ne, ir tarp šitų. Ir čia yra net 4 variantai. Ir kas faina, kad pasirinkus vieną iš tų variantų galima pagerinti kokybę arba sugeneruoti net video. Ar ne? Tai tarkim, jeigu arba net patobulinti kažką, nu, tarkim, pažiūrėkime, Generative Fill, Get Started, ir aš, tarkim, čia jam pridėsiu Green Irish Hat. Pridėsiu žalę, bandysiu pridėti žalę airišką kepuraitę. Nu va, prašau. Nežinau, kur, taip sunku išsirinkti. Gal šitą? Gerai, keep. Ir panašiai, ir tada galiu išplėsti patį vaizdą pagal skirtingus išmatavimus ir jis tiesiog papildys. Tai tą patį gali ir Midjourney, šiaip aš Midjourney naudoju ir mokamą versiją, nes tikrai labai kokybiškiausia šiuo atveju man ir daugiausia funkcijų leidžia. Aš galiu, pavyzdžiui, nusifotografuoti net savo virtuvę ir paprašyti skirtingais stiliais perkurti. Nu ir va, matot, kaip gražiai papildė. Pratęsė. Visiškai realistiškai. Nu va, puiku. Gerai. Ir aišku, galima pašalinti kažkokius dalykus. Ar ne, tiesiog. Ir toj vietoj tada turėtų nebelikto medžio. Ok. Gerai. Ir tada, aišku, galima atsisiųsti ir naudoti savo tikslais. Tai va, tai procesas koks būtų nuotraukų kūrime, bet tas pats ir video kūrime. Pradžiai susikurti prototipus su ChatGPT ir vėliau perduoti Adobe Firefly ir Midjourney, o vėliau, jeigu norit, net ir kurti video. Kaip pavyzdys būtų, va, tarkim, tokią nuotrauką buvau susikūręs su Midjourney, labai aukštos kokybės, kur tiesiog moteris sėdė ant skrajojančių samanų, ar ne? Ir tada šitą nuotrauką aš įsikėliau į ChatGPT, Sora, kuris yra skirtas video kūrimui. Oi, čia kokių juokingų yra, tikrai atsidarę pamatysit. Tai va, bet čia va, yra tas video ir iš nuotraukos va tokį video sukūrė. Tai va, tai nuotrauka buvo tokia. O video toks. Tai trauksiu vaizdą. Kažkaip nusikerpa. Nuotraukytė. Na, bet iš esmės matėte šitą nuotrauką ir toks vaizdas. Gerai. Taip, tai gal paskutinis dalykas, ką noriu paminėti, dėl duomenų analizės ir panašiai, kad aišku galima analizuoti ne tik dokumentus, bet galima, pavyzdžiui, pasimti nuotrauką, kaip šitas Swedbank biudžetas. Ar ne, pasidaryti tiesiog print screeną šitos nuotraukos, eiti į ChatGPT, įsikelti nuotrauką ir tada paprašyti vėl doc prompt finansų planavimui pagal šitą grafiką arba pagal šitą nuotrauką ir tiek. Tai vėlgi, tiesiog primenu, kad norėdami gauti geresnius atsakymus per ChatGPT, vienas iš būdų yra tiesiog ir per kitus tiesiog paprašyti pridėti doc prompt. Ir va, ir parašyta remdamėsi, žemiau pateiktas Swedbank biudžeto diagrama, pateik finansų analizę ir rekomendacijas. Ir tada jis iš karto išvardina, ne, išlaidų kategorijos ir panašiai. Papildomas gairės kažkokias ir taip toliau. Ir tada, jei noriu, galiu sugeneruoti šio prompto atsakymą. Taip. Tai va, ir jeigu jums sunkiai sekasi su finansais, tai visų pirma rekomenduoju
išbandyti kokį nors įrankį, kuris vizualizuotų, ne, kaip jums sekasi. Čia beje nėra mano finansai, bet iš esmės labai panašiai aš irgi Swedbanką naudoju, irgi pateikė ir tada galima tikrai su ChatGPT pagalba susidaryti planą, strategiją ir panašiai. O rekomendacija, ne, kur galima sumažinti, kur galima pataupyti, kur galima įsigyti kažkokias lojalumo programas ir taip toliau. Ir šiaip aš asmeniškai savo kasdienybėje ne tik darbuose naudoju dirbtinį intelektą, pavyzdžiui, teko keisti savo skalbimo mašiną ir man ten buvo jungtis, kuri tiesiog leido vandenį ir aš nežinau, kaip jos sutvarkyti ir nusifotografavęs su dirbtinio intelekto pagalba sugebėjau sutvarkyti, nors neturiu kažkokios ten techninių žinių, šiaip pirmą kartą tai dariau. Tai realiai dirbtinis intelektas, nors gal ir nėra šiandien pasiekęs tokio lygio, kuris aukštesnis, ne, intelektas būtų bendrai už žmoniją, bet už konkrečius žmonės tikrai yra. Nes, pavyzdžiui, aš pats ir klaidų kartais rašybos, skyrybos darau, bet įkėlęs tą tekstą į ChatGPT gauna tiesiog sutvarkytą gražų tekstą. Dar vienas klausimas. Valentas klausia, kodėl nukopijavus promptą iš ChatGPT į Midjourney kartais uždedamas tekstas ant nuotraukos iš prompto. Taip, tai uždedamas tekstas ant nuotraukos iš prompto. Jo, iš tikrųjų, šitam pavyzdį yra uždedamas kažkoks tekstas. Tai gali būti dėl to, kad nuotraukos, kuriomis buvo apmokytas Midjourney, turėjo tekstą. Ir tiek. Bet tiek Midjourney, tiek Adobe Firefly turi tą remove funkciją, kur galit pažymėti ir tiesiog pašalinti tą tekstą. Gerai, tai norėdami sužinoti daugiau, kaip veikia įvairius dirbtinio intelekto įrankiai, prisijunkite prie mūsų dirbtinio intelekto produktyvumo įrankių programos, kurie startuoja jau gegužės 5 dieną. Mes šių kursų metu aptarinsim ir išbandysim įvairius dirbtinio intelekto įrankius ir pažiūrėsim, kaip konkrečiose jūsų atvejuose, jūsų darbuose galima juos panaudoti. Negana to, norėčiau pakviesti jūs prisijungti ir susipažinti su įvairiomis mūsų Fast Track akademijos programomis, kurios taip pat turi įvairias dirbtinio intelekto integracijas. Tai ir marketingo, ir programavimo, ir programos. Daugiau informacijos rasite apsilankę Fast Track mūsų svetainėje. Tai va, su jumis buvo Deividas Koncius, dėkoju už dėmesį, aktyvų dalyvavimą ir, kaip ir visą laiką kartojau, taip ir dar kartą pakartosiu, nenustokit žaisti su dirbtinio intelekto įrankiais, nes vieną dieną galite atrasti tai, kas jūsų darbą pagreitins 5 arba net 10 kartų. Iki greito.